Sveiki atvykę prie naujo video. Šiandien mes žaisime Brawl Starsus. Mes šiandien bandysime pakelti mūsų El Primo ir bandysim gauti šitą pasiekimą, kur reikia 3 kartus laimėti su El Primo, kažko dar ir Poco. Ir bandysime gauti tą, kad 2 kartus reikia dar laimėti. Ir kaip matote, biškį man į viršų pasislinko ir į šoną. Bet jeigu neklystu, 2 kartus jeigu laimėsim, berods gausim 2 stardropus. Šiandienos tikslas toksai bus. Pradedame žaisti. Oi. Poco. Lele. Dipsis. Pum. Teletabi. Jis žino, kur aš esu, bet jis mane nepataiko beveik. 1 kartą. 2. Dabar. Aš ir taip darysiu. Pataikyk į mane. Ačiū. Ne, nebedarysiu taip. Nebedarysiu. Gerai. Gerai. Reikia. Matot, aš iš karto ant šitą turiu superį, ne dėl to, kad aš iš Amber gavau superį, bet todėl, nes tiesiog. Nes nežinau, ką sakyti. Pasirodo, aš Amber moku su žaidimą žaisti, nuostabu. Gerai, gavome 10 gemsų, papliojame. Happy visi. Gerai, dabar mes... dar 2 kartus reikia laimėti. Žaidžiam solo showdowną, kad būtų greičiau. 1 kartą žaisim su El Primo, kitą žaisim su Edgaru. Tiesiog būtų greičiau. Tai va. O paskui dar pažaisim gal kokį nokautą. Gal nokautą 5 prieš 5. Su laiku pažiūrėsim. Ir dabar aš prieš Koletę. Kas laimės? Aš. Dievas, aš nužudžiau Koletę. Dabar jeigu aš laimiu, aš gaunu tos 200. Ir priartėju. Ne, aš... Edgaras per daug stiprus. Ne. Mane apsupo visi bravleriai. Mane 2 bravleriai apsuko. Liko ir Edgaras. 2 labai geri bravleriai. Aš labai liūdnas. Bet parodžiau happy. Stu. Prieš El Primo, ne prieš Edgarą. Let's go. Showdown. Bent jau 2 vieta. Gerai. Pasikėlėm El Primo ir gavom 20 blinksų. Tuts. Gerai. Tai dabar kaip žadėjau žaisim su Edgaru. Kurio kažkodėl hypercharge'o neturiu. Gausiu, kiek reikia pinigėlių, iš karto pirksiu. Gerai. Kol čia mes pradėsime žaisti, aš noriu jūsų paprašyti, kad jūs būtinai užprenumeruotų šitą kanalą ir palaikintų šitą video. Nes tikiu, jums jisai patinka. Tik kartais nenorit. Tai patinkit palaikinti. O prenumeruosim kelias sekundės juk tik taip. Tai čia hop ir viskas. Tik man jum nieko neatsitiks, tik man pagerinsite mano YouTube'ą kažką, žodžiu. Turėtumėte suprasti, ką aš turiu omeny. Kodėl aš visada be reikalo panaudoju tą super Edgarą? Nes aš per daug geras super Edgarą. Miręs.
Aš jau, jeigu neklystu, 3 ar 4 bravlerius nužudžiau. Prasileidau nuostu. Mažai buvo gyvybė, žinot. Edgarą pasikėlėm. Nes mane nežinau, kodėl krenta. Gerai. Super Reiras. Nieko gero. Reiras. Nieko gero. Dabar taip. Taip. Jo, dabar žaidžiam, galim nukauti 5 prieš 5 gal. O gal pagalvojau, gal... Sužaidžiam. Mano mapą sužaidžiam. Aš nespėjau paspausti. Ačiū. Gerai, žaisim mano sukurtą mapą. Žinau, esu sukūręs mapą. Jo, esu sukūręs vieną mapą. Nu tai išbandom, aš pas neprisimenu, kaip ten esi žaidžias. Gerai, play. Berots aš prisimenu, bet berots ir neprisimenu. Ai, atsimenu, man šitą žiauriai patinka mapą. Aš jį sukūriau, man jis žiauriai patinka. Tik reikia žaisti su draugais, nes tada, kad draugai paimtų tam tikrus bravlerius. Tik nepasiseka, kad čia atsirado mūsų teammates. O man atsirado... 8 bita, prieš 8 bita. Jie laimėjo garantuotai. Išeiti šito žaidimą nenoriu. Ne, aš tiesiog žaidžiam, aš jums galiu pasakyti 5 prieš 5. Dabar jeigu laimim, turim po šio video surinkti 100 prenumeratorių. Jeigu nelaimim, turim iki lapkričio 30 surinkti 100 prenumeratorių. Dabar man būtinai reikia laimėti. Bet pačios kiti yra. Mane viską gadina. Nebūtų kiti, būtų pergalė turbūt. Tai kiti, vat kitinėlis. Hopa, ir dabar aš kitį sudaužau. Jo, aš nužudžiau kitį. Aš. Aišku, pas mus mirė kraujas, bet visos ir nebėra kiti. Mums didesnis šansas laimėti. Bet jeigu aš prasileisiu, mums mažesnis šansas laimėti. Bet jeigu aš dabar nužudau, mums didesnis šansas laimėti. Jeigu aš dabar filmuoju superį ant bravlerio ir jį nužudau, mums didesnis šansas. Mums tikrai dabar jiems didesnis šansas laimėti. Koltas daro. Dabar tas koltas, tik manau, kad gali laimėti karai. Koltas tikrai gali laimėti, nes aš esu matęs, kad ir Šeliui. Reikia tik... Būtinai. Tik kad dabar aš... pas jos jau... Sorry, mano teammatai. Aš netyčia miriau. Nežinau, kodėl nenaudojau super ir nebėgau. Pas jos liko spaikas. Bet čia gali būti ir tas pats dalykas, kas atsitiko su koltu. Tai va. Čia pažiūrėkit, dar toj mes pralaimėsim. Nepralaimėsim. Ai, bet to. Kas mane užprenumeruos arba užprenumeravę, yra patys geriausi žmonės pasaulyje. Tiesiog patys geriausi. Tiesiog patys. Pažiūrėkit, kaip atrodo Meg ir kaip atrodo Spaikas. Dydžiai skiriasi. Labai. Bet Meg stipresnė, daugiau turi tų galių, nes jinai legendary, bet... Jinai ėjo praktiškai savo į mirtį. Kodėl 2 žmonės jau mano stebi, kaip žaidžia? Ką nori prisijungti prie mano YouTube'o? Ne, aš su jais vėliau pažaisiu. Vėliau.
Ne dabar tikrai. Nu tai kas laimės? Spike pasiduosiu, ar Mega pasiduosiu? Ar kažkuris pralaimės? Aš man atrodo, kad pralaimės Spike'as. Jo. Kartais tai būna visiems. Būčiau miręs, iš karto būtų pati didžiausia tragedija pasaulyje. Bent jau iš karto superiu turiu. Tik aš apirkyti. Reikia dabar pašalinti tą Kitį. Kitį viską dabar gadina. Mūsų visą komandą gadina viena Kitį. Viena Kitį viską gadina. Aš Kitį nemėgstu labai. Norėčiau turėti, bet nemėgstu, kaip kažkas ją turi. Krauvas nužudė. Ok, labai nuostabu. Dabar liko Dynamaikas su kažkuo prieš Coltą su Krauvu. Tikiuosi laimės Coltą su Krauvu. Nes jeigu jie laimės, mes turėsim po šio video surinkti 100 prenumeratorių. Kodėl taip ilgai jie žaidžia? Nei vienas negali mirti. Jeigu Krauvas gaus superį, būtų žiauriai gerai. Jis galėtų šokti pas juos ir juos bandyti nužudyti. O Coltas, jeigu gautų superį, galėtų juos sutrankyti su vienu superiu. Galbūt. Va, man todėl ir nepatinka jų tasai komandos narys. Bet dabar, jeigu Krauvas gauna superį, jis gali... Va, padaryti. Va. Ne, pralaim. Ai, jėtus. Kažkokia nesąmonė. Gerai, iki lapkričio 30 turim surinkti 100 prenumeratorių. Ateimame šiandienos paskutinį Star Dropą. Superieris. Čia labai blogai. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Nujuk 20 ir viso gero.